Klausau. Alio. Kristina. Taip. Olegas čia, klausyk dėl to tavo ten tų kursinių visų antros dalies. Taip. Gali pakalbėti dabar? Matai, man kažkaip neina taip normaliai parašyti, galvoju, žinai, buvo taip beveik jau kaip ir pabaiga ir panašiai, bet kada tau reikia tiksliai? Nu, man reikia rytoj, bet ne visko reikia rytoj. Nu, matai, dar viena bėda buvo, mano hardas užlinko. Šiandien nešiau taisyti, žinai, bet ten tik tai trečiadienį man atiduos, tai aš jokios informacijos dabar neturiu. Tai jūs, ta prasme, jau pas jūs buvo ta mergaitė atėjus ar ne pasimti? Ne. Ne, nebuvo, nes jinai sakė, kad šiandien vakarą jinai turėtų nuvažiuoti. Bet tai aš neturėsiu ką duoti. Tai jūs visiškai nieko neturite, ar ne? Nei pirmos dalies, nei antros. Nu, netikėtai hardas užlinko. Bet pirmą tai aš atsimenu, aš ten beveik parašiau ten viską ten. Bet matai, dėl pinigų dabar kažkaip problema tokia yra. Aš norėčiau 200 litų. Čia iš visų už dvi dalis? Ne, mes tarėmės už vieną. Ten mažiau, bet aš už vieną 200 ir už kitą, tai iš jūsų 400 noriu. Tai čia kaip suprasti, jūs už vieną variantą kiek norite dvi dalis? Žodžiu, visas darbas, kurį parašysiu ten, nes dabar, sakau, užsilengia hardas, man kainuos ten kokį 100 pėm, tai kad neišeičiau į minusą. 400 litų. Nu, nežinau, žinokit, aš tai... Nu, aš jau beveik parašęs, tai nepradėkit, žinai, čia dabar atsimazint, nes... Ne, tai... Bet jūs sakėt kainą, tai visai kitą? Nu, sakiau, tai vakar irgi kitą dieną buvo, bet, sakau, keičiasi situacija, vat hardas užlinko dar ir įdirbio tikrai buvo, nes parašiau tikrai gerai, bent jau 7 tikrai gausit ir... Tai dabar tas, matot, aš net nepati užsakinėjau, tai aš net nežinau dabar, ką užsakė. Tenais 1.8 variantų užsakė, ar ne, ir 3.9 variantų užsakė. Ar kaip? Taip? Taip, mašinų mechanizmai ten. Ir tų dviejų klientų dvi dalis pas jūs užsakė, taip? Taip, viską užsakė ten ir, sakau, mes ten darėmės... Tai jūs dabar už tas abi dvi būdų variantus norite iš viso 400? Taip, 400 litų. Ir būtų gerai, kad šiandien atvežtų, nes, sakau, man rytoj už hardą reikia 100 pėm mokėti, aš neturiu, tai ir geriau pasirašys, žinai, kai yra pinigai, kai pasidedi viską ir... Nu, nežinau, aš pasiskambinsiu tai mergaitai, nes čia ne vien aš, tai aš nieko negaliu pasakyti, čia jau nuo 200 iki 4, tai labai išauga didelį sumą. Nu, tai jauni studentai esate, tai vis tiek pinigų tai turi, tai... Nu, studentai, tai kaip tik neturime tų pinigų. Visi taip sako, aš... Vat rašiau dabar magistrą, ten porą gabalų paprašiau, o čia tai 400, čia ką žinau. Nu, tai čia ne pinigai. Dideli pinigai. Ne pinigai čia. O tai nežinau, tai jeigu nėra pinigų, tai gal kaip nors galim ir kitaip atsiskaityti. Įdomu kaip. Nu, nežinau, tai galit. Jeigu jūs dvi mergaitės, aš įsivaizduoju, tai galit. Aš kažkaip, senai, pavyzdžiui, buvau išėjęs kur nors ir gal pakviest kur nors. Sudalyvaut kur nors, ką žinau, man visai įdomu būtų. Gerai, atsiprašau, jeigu aš ką nors sužinosiu, tai aš jums duosiu informaciją. Dar vienas dalykas, palauk. Tuoj. Zip FM. Labas, Kristina, trukdo radijo stotis Zip FM iš Vilniaus tave. Labukas. Pagavom tave, ar ne? Taigi pasisveikink, blemba. Nu, tokia nuojauta buvo. Nuojauta didžiulė. Nuojauta, nenuojauta, labas Lietuva, sakyk. Labas Lietuva. Juokis netoliau, nepralemensi daugiau nieko? Taip gražiai kalbėjai čia supranti, su Olegu. Olegu Jonu. Ir dabar jau tyli. Taigi netylėk. Kiek to metų papasakok? Aišku. Negaliu, labai praivakina. Supratau, gerai, Kristina, tai gero vakaro. Gero vakaro, iki. Dėkui, gero vakaro.